Ramūnai, liko 4 rungtys. Kuri rungtis tavo yra mėgstamiausia išlikusių? Neįsivaizduoju. Iš tikrųjų atvažiavau iš Plento, dabar bandau tik tai pažiūrėti, kiek ką išeina padaryti. Tai esam aš, Darius Džervus, bandom tiesiog dėl savęs, dėl, kaip pasakyti, vis tiek pamatyti, kaip kvėpuojam. Tiesiog dėl savęs tikrai varžybaujam ir žiūrėsim, kas čia kur geriausiai išeis. Vis tiek, kai ruošiesi trekę, tada žinai, kas tau yra patogiausia. O dabar jau esam, aš jau gal prieš 2 metus startavau trekę, tai net neįsivaizduoju, kas man dabar geriausiai sekasi. Omniumo antroje rungtyje 30 km lenktynėse iškovojote 1 vietą. Ar visas jėgas atidavėt? Ar dar liko? Žiūrėsim, nu kaip, vis tiek iš ištvermės sporto atvažiavęs, man sunkiau yra išsikrauti, bet daugiau tų jėgų yra ilgesniam laikui. Tai žiūrėsim dabar, kaip pavyks atsistatyti ir vėl varžybausim iš naujo. Vis tiek Ukrainos sportininkai labai yra pajėgus, Suomis labai protingai važiuoja, Darius labai gerai, kartu važiuoja, man atrodo, bus smagu dar pavaržybausim, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Vis tiek tikrai nepasiduosim, kad čia be kovos, reikia kovoti.